Šiandieną noriu pakalbėti apie vieną dalyką, kurį labai dažnai matau tinklinėme versle. Tai vadinama rožiniai akiniai. Kai žmogus ateina į šią sritį, atrodo viskas labai lengva, kad visi pasakys taip, partneriai ateis patys, rezultatai augs savaime. Bet tikrovė taigi yra visiškai kitokia. Kai tu nusprendi pradėti tinklinį marketingą, tu tarsi pasirašai vidinį susitarimą su savimi. Aš priimu viską, kas ateis kartu su šiuo keliu. Ir čia labai svarbu yra suprasti, kad bus visokių atmetimų, kritikų, klaidų, partneriai pasitrauks ir visokie nepavyko, man neišėjo, tai yra normalu. Tai ne ženklas, kad tu esi bloga ar netinkama šiam darbui. Tai yra natūrali šio kelio dalis. Ir kiekvienas ne, tai yra pamoka. Kiekvienas sunkesnis etapas, tai galimybė užaugti. Kiekviena klaida, tai žingsnis į priekį. Niekas šiame versle neateina be patirties, o patirtis ateina visada kartu su iššūkiais. Tinklinis marketingas iš tikrųjų nėra tik apie pardavimus, tai yra gyvenimo mokykla. Čia tu išmoksi būti stipresnė, brandesnė, labiau pasitikinti savimi. Čia tu išmoksti bendrauti, išgirsti ir suprasti ir paleisti, jeigu žmogui yra ne kartu su tavimis. Kartais net išmoksti atsistoti po sunkių situacijų, nuo kurių tikrai skauda. Daug žmonių ateina tikėdamasi, kad čia bus pasaka, kad visi tau pritars, kad viskas tau seksis ir kelias bus lygus. Bet augimas tinklinėme marketinge visada vyksta per didelius iššūkius. Jeigu jų nebūtų ir augimų. Tai yra kelias, kuriame krenti, keliesi, klysti, mokaisi, susiduri su žmonių nuomonėmis. Kažkas ateina, kažkas išeina, kažkas tave nuvertina, o kažkas labai netgi įkvepia. Ir svarbiausia, jeigu žmogus nėra pasiruošęs šitam keliui truputį išeiti iš savo komforto zonos, truputį paaugti, sustiprėti, tada galbūt jam čia nelaikas. Nes čia ne apie verslą, čia apie tave pačią, apie tavo vidinį augimą. O pasirinkimas visada tavo. Tu gali likti ten, kur tau dabar saugu, ramu, o gali pasirinkti kelią, kuriame tu karts nuo karto susitiksi su iššūkiais, bet už tai augsi, stiprėsi, tapsi vis kitokia savo versija. Jeigu klausantis mano žodžių tau šiek tiek suvirpėjo ir tu tikrai galvoji, kad tau reikėtų pabandyti pasidarbuoti tinklinėme marketinge, tad nebijok, parašyk man, aš pasiruošusi tau padėti. Tu kad žiūrėjai